Pirmasis skaitinys iš antrosios Samuelio knygos. Viešpats kalbėjo pranašui Natanui. Eik ir pranešk mano tarnui Dovydui. Tai sako viešpats, kai pasibaigus tavo dienoms tu ilsėsies pas tėvus, aš tavo palikuonį kilusi iš tavęs paskirsiu tavo įpėdiniu ir sutvirtinsiu jo viešpatavimą. Jis pastatys man namus, o aš padarysiu, kad jo viešpatavimo sostas laikytųsi amžiais. Aš jam būsiu tėvas, o jis man bus sūnus. Tavo namai ir valdžia mano dėka atvers amžiais, tavo sostas bus tvirtas. Tai Dievo žodis. Gyvuos jo ainiai per amžius. Aš viešpatie tavo malonės giedosiu per amžius, kartų kartoms savo burną garsinsiu tavo ištikimybę. Juk pasakyta, santarvės malonė užtikrinta amžiams. Tvirta kaip dangus tavo Dieve ištikimybė. Gyvuos jo ainiai per amžius. Sudariau aš sandorą su išrinktuoju, aš Dovydui savo tarnui prisiekiau. Giminę tavo amžiams sukūriau, kartų kartoms tveriantį sostą tau pastatysiu. Gyvuos jo ainiai per amžius. Jisai man sakys, tu mano tėvas, tu mano Dievas ir priebėga man išsigelbėt. Aš būsiu per amžius jam maloningas, tvirta pasiliks sandora mūsų. Gyvuos jo ainiai per amžius. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams. Broliai, ne įstatymu buvo paremtas Abraomui arba jo palikuonims duotas pažadas, kad paveldės pasaulį, bet tikėjimo teisumu. Taigi paveldėjimas priklauso nuo tikėjimo, kad tikrai būtų iš malonės ir kad pažadas būtų tikras visiems palikuonims, ne tik tiems, kurie remiasi įstatymu, bet ir tiems, kurie turi Abraomo tikėjimą. O jis yra visų mūsų tėvas, kaip parašyta. Aš padariau tave daugelio tautų tėvu. Tėvas prieš Dievą, kuriuo jis tikėjo, kuris atgaivino numirusius ir iš nebūties pašaukia būti daiktus. Nesant jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi, jog tapsies daugelio tautų tėvu, kaip pasakyta, tokia bus tavoji ainija. Todėl jam tai buvo įskaityta teisumu. Tai Dievo žodis. Garbė ir šlovė tau, viešpatie Jėzau. Laimingi, kurie namuose tavo gyvena, nuolatos teikia tau viešpatie šlovę. Garbė ir šlovė tau, viešpatie Jėzau. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jokūbui gimė Juozapas, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi Mesiju. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelo buvo įsakyta. Tai viešpaties žodis. Gerbiamieji klausytojai, švenčiame Šventojo Juozapo, Jėzaus ir Marijos globėjo, bažnyčios globėjo iškilmę. Evangelija mums pateikia jo apsisprendimo istoriją.
Kaip šis, taip ir kiti pasakojimai apie Juozapą Evangelijose yra taupūs žodžių. Susapnavo angelą, atsikėlė, padarė, kaip buvo liepta. Nepateikta nė vieno Juozapo žodžio. Visą tai gali sudaryti įspūdį, kad jis buvo kone geležinis žmogus, aiškiai žinantis Dievo valią ir be jokių emocijų ar vidinių abejonių ją vykdantis. Kas dėjosi paties Juozapo širdyje ir galvoje, galime tik nujausti ar įsivaizduoti. Tiesa, šiandienos Evangelijoje viena sakinio dalis leidžia nujausti, kad ne viskas jam buvo taip paprasta. Pažymėta, kad jis, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti Marijai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Būti teisiam žydui reiškė paklusti Mozės įstatymui, Torai. Pagal Torą, paaiškėjus, kad tavo teisinė žmona, su kuria dar nepradėjai šeimyninių santykių, yra nėščia, reikėjo ją viešai apkaltinti ir nutraukti santuoką su ja. Tačiau Juozapas dvejoja, nes be to, kad yra teisus, reiškia nori paklusti Torai, jis dar ir nenori daryti Marijai nešlovės. Kas tai? Tiesiog bendražmogiška užuojauta, nenoras viešai kaltinti net ir regis kalto žmogaus. O gal tai meilė Marijai? 20-ojo amžiaus pabaigoje miręs italų vyskupas Antonijo Bellio, kuriam dabar užvesta paskelbimo palaimintojų byla, yra parašęs nedidelę knygelę pavadinimu Dievo paglostymas – laiškas Juozapui. Tai poetinis tekstas, kuriame autorius įsivaizduoja, kad užeina pas Juozapą į jo staliaus dirbtuves ir kalbasi su juo įvairiomis temomis. Viename skyrelyje jis mėgina aptarti ir Juozapo santykį su Marija. Pasiklausykime, kaip jis apie tai kalba. Pasakyk, Juozapai, kada susipažinai su Marija. Gal vieną pavasario rytą, kai ji grįžo nuo kaimo šaltinio su ąsočiu ant galvos ir pasidėjusi ranką ant liekno, kaip rugiagėlės stiebas liemens. O gal vieną šeštadienį, kai su Nazareto merginom kalbėjosi nuošalyje po sinagogos skliautu. O gal vasaros vidurdienį javų lauke, kai nuleidusi akis, kad neparodytų iš neturto kylančio drovumo, nuolankiai dirbo žeminantį varpų rinkėjos darbą. Kada ji tau pirmą kartą nusišypsojo ir paglostė galvą, ir tai buvo pirmas jos palaiminimas, o tu to nežinojai, ir po to naktį vilgiai savo pagalvę laimės ašaromis. Ar ji tau rašė meilės laiškus? Tikriausiai. Ir šypsena, su kuria žvilgteri į dažų ir spalvų spintą, man leidžia suprasti, kad vienoje iš ten sudėtų, dabar jau nebedarinėjamų dėžučių, dar saugai vieną kitą iš tų laiškų. Paskui vieną naktį įsidrasinai, nuėjai prie jos lango, iškvėpinto bazilikų ir mėta, ir nuolankiai jai dainavai giesmių giesmės žodžius. Kelkis mano meile, mano gražioji, eikš. Juk žiema jau pasibaigė, lietūs praėjo ir nuščiuvo. Žemė nuberta žiedais, tuo jau metas vynmedžius genėti, ir purplelis jau burkuoja mūsų šalyje. Figmedis augina žalias figas, ir vynmedžių žiedai tvinsta maloniais kvapais. Kelkis mano meile, mano gražioji, eikš. O mano balandė uolų plyšyje, uolos prieglobstyje, leisk man pamatyti tavo veidą ir išgirsti tavo balsą, nes tavo balsas toks mielas ir tavo veidas gražus. Ir tavo meilė, Juozapai, tavo gražioji, tavo balandėlė iš tiesų atsikėlė. Išėjo laukan, tave nustebindama.
paėmė tavo ranką savojon ir tavo širdžiai pašėlusiai plakant, ten po žvaigždėmis tau patikėjo didžiulę paslaptį. Tik tu, svajotojas, galėjai Mariją suprasti. Ji tau kalbėjo apie Jahvę, apie viešpaties angelą, apie slėpinį glūdintį amžiuose ir dabar esantį jos įsčiuose, apie užmojį pranokstantį visatą ir viršijantį virš jūsų plytintį dangaus skliautą. Paskui tavęs prašė išeiti iš jos gyvenimo, pasakyti jai sudie, užmiršti ją amžiams. Tada tu pirmą kartą priglaudė ją prie širdies ir virpėdamas ištarei, atsižadu savo norų, noriu dalintis tavaisiais, Marija, kad tik galėčiau būti su tavimi. Ji tau atsakė taip, ir tu lengvai paglostė jos įsčias. Tai buvo tavo pirmas palaiminimas gimstančiai bažnyčiai. Tikiuosi, kad už šių į sieną atremtų kaštono lentų nesislepia koks teologijos žinovas rabinas, nes išgirstų gerą argumentą mane apkaltinti arkisinagogoje. Bet manau, kad tu turėjai daugiau drąsos sutikti su Marijos planu, negu jai jos reikėjo sutikti su Dievo planu. Ji galėjo pasikliauti Dievo visagalybę. Tugi viską pastatei ant kūrinio trapumo. Ji turėjo daugiau tikėjimo, tugi daugiau vilties. O meilė atliko visą kitą, tavyje ir joje. Štai toks būsimo palaimintojo vyskupo Antonijo Belio tekstas. Žinoma, tai, kaip minėjau, tik pasvarstymai. Mes niekada nežinosim, ką Juozapas jautė, mąstė, dėl ko dvejojo ar kankinosi. Šis tekstas tai pabandymas priartinti jo asmenį prie mūsų patirčių, prie mūsų jausmų, dvejonių, neaiškumo. Parodyti, kas padeda atsiverti Dievo paslapčiai ir už ją apsispręsti. Juozapo atveju tai nebuvo vien tik raidiškas įstatymo teisumas, neviršijantis to, kuriuo dangstėsi fariziejai ir rašto aiškintojai. Tai buvo teisumas, paliestas ir perkeistas meilės. Juozapas galėjo išgirsti angelo žinią, nes turėjo Mariją mylėjusią širdį. Tai galėjo būti ir jausminė meilė, bet ne vien. Vien jausminė meilė, sužinojusi, kad yra išduota, būtų virtusi kietų įstatymiškumu ir atidavusi Mariją viešai gėdai. Juozapo meilė apėmus ir jausmus visgi buvo drąsi ir stipri juos pranokti. Turbūt ta meilė, žmogiška ir atsivėrusi dieviškajai, ir slepiasi už baigiamojo šiandienės Evangelijos sakinio. Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelo buvo įsakyta. Homiliją sakė monsinjoras Žydrūnas Vabuolas.